Vilniaus Rotušės pirmo aukšto fojė atidaryta panevėžiečio Audriaus Balčėčio fotografijos paroda Vandens kelias. Audriaus Balčėčio paroda Vandens kelias pristato fotografijų ciklą, kuriame fiksuojami akvedukai iš įvairių pasaulio šalių, tokių kaip Italija, Ispanija ir Prancūzija. Šios fotografijos akcentuoja akvedukų architektūrinę ir kultūrinę reikšmę, demonstruodamos jų poveikį tiek urbanistinėje aplinkoje, tiek gamtoje. Paroda Vandens kelio tai yra turbūt trečioji, gal net ir ketvirtoji. Pirmoji buvo mūsų gražiame mieste Panevėžyje 17 metais rudenį. Jau prabėgo gražaus daug laiko, papildėme iš katalogą knygą, kurioje yra 70 nuotraukų. Pravažiuota, sakykime, 20 šalių. Reiškia, pirmasis akvedukas, kai jau kaip stengiausi profesionaliai nufotografuoti, nuo 2012 metų. Tai buvo balandžio mėnesį, pirmas akvedukas buvo fotografuotas balandžio 10, o šiandien yra balandžio 4, tai lygiai 13 metų. Audriaus Balčėčio paroda kviečia žiūrovus apmąstyti laiko tėkmę, kultūrų tęstinumą ir praeities ryšį su dabartimi, supindama akvedukų simboliką su šiuolaikinio kraštovaizdžio pagrindinėmis vertybėmis. Aš labai džiaugiuosi tokiu progresyviumu Audriaus, ta neįsenkama energija. Aš manau, kad jis yra pašauktasis apskritai, ypač kas liečia akvedukus. Jis yra padaręs jau per 20 šalių tos didžiuosius milžinus, kas yra labai džiugu, tai yra labai profesionaliai, kas liečia architektūrą fotografuoti, gana yra sudėtingas dalykas, o jis tą pasirodo puikiai išmano, puikiausiai suvokia ir man tai yra džiugu tą įvardyti ir labai džiaugiuosi už jį. Puikiai paroda, iš tikro Audrius, taip sakant, nepagalėjo dievulis talentų, nes žinau, jis ir puikiai tapo ir tikrai puikus fotografas ir jis jau senokai gilinasi į tą temą akvedukų ir tikrai išleido puikų leidinį dabar. Na, akvedukai bendrai toks yra puikus simbolis, toks tikrai archetipinis ženklas, kuris pats yra labai stiprus ir tikrai Audrius jį labai puikiai pagauna, įprasmina tą visą tos visus dalykus. Tikrai sužavėtas ir kuo didžiausi linkėjimai. Autoriui džiaugiuosi ir didžiuojuosi kaip panevėžietis panevėžiečių. Kas yra gražu, tas vandens nešimas. Pavyzdžiui, daug japonų mokslininkų tiki, kad vanduo yra pats dievas. Nes pažiūrėkit, kiek atrodo, jo daug yra, vis tiek miršta. Nors 70% žemės sudaro paviršiaus vanduo, mūsų organizme 70% vandens yra. Kūdikis gimsta vandenį, iš vandens ateina, iš moters įsčių. Supranti, ir čia yra kažkoks stebuklas, jis yra pašauktasis, kad sugalvoja va tokį dalyką, net pavydu tokį dalyką su vandeniu. Vanduo tai yra gyvybė, vanduo yra viskas. Audriaus čia yra viena iš temų tokių. Šiaip jis yra toks gabus labai ir gatvės fotografas, žinai. Labai toks gerą momentą pagaunantis. O čia daugiau tokia netgi istorinė, tokia, reikia turėti, kaip sakant, ir lėšų, ir sveikatos, ir daug išvažinėti po pasaulį, nes tų akvedukų čia vandens to kelio yra daug ir dar ne viską jis surinkęs, jis dar vis renka ir renka. Taip kad jo čia tokia iniciatyva yra kaip Lietuvos fotografijos padangė tokia labai, tokia, sakyčiau, stipri pasaulinio lygio jinai yra. Dėl to, kad kažkaip kitą kartą mes čia daugiau trinamės po Lietuvą, savo, kaip sakant, kraštą, bandom pavaizduoti, parodyti. Aišku, tas irgi reikalinga, kaip sakant, bet jis jau toks išėjo iš tų ribų Lietuvos ir jau galim sakyti, jis yra jau toks pasaulio fotografas. Aš galvoju, kad jau jis yra dar viena pavardė Lietuvos fotografijos, mūsų Lietuvos fotografijos bendrijai, komunoj toj. Jau yra pavardė ir svarbiausia, kad jis turi tą savo stilių. Ir aš galvoju, kad ateityje jį ir pasaulis pamatys ir leis knygas, nes jis dar nepabaigė tų akvedukų. Jie dar tęsia. Kas įdomiausia, šį antradienį įskrendu į Siciliją ir ten yra 4 akvedukai. Ir kas labai tą tęstina bus dabar. Manau, kad po 3 metų susirinksime gal kitoje vietoje. Labai jūsų laukiu.
Parodoje pristatytas ir autorinis Audriaus Balčėčio fotografijų albumas Vandens kelias, kuriame publikuojamos 70 akvedukų fotografijų. Audriaus Balčėčio paroda Vilniaus rotušėje vyks iki gegužės 5 dienos.